Šiame video noriu atsakyti į klausimą, ar Hypas yra kompanija PM International. Daug tenka bendrauti su tinklinės rinkodaros atstovų ir kai kurie iš jų, tam, kad neišeiti iš komforto zonos, sako, PM International yra Hypas, 2-3 metai ir viskas tuoj baigsis, kam švaistyti savo laiką ir dėmesį. Taigi, šiek tiek statistikos ir skaičių, nesgi skaičiai niekada nemeluoja. 30 metų PM International nepardavė mažiau negu prieš tai buvusiuose metuose. 30 metų Hypo. Turbūt jau atsakiau į klausimą. Kai kas gali pasakyti, atidaromos naujos šalis. Puiku, tada pakalbam apie Vokietiją, kuri yra numeris 1 rinka PM International pasaulyje. Joje ir dabar yra parduodama ne mažiau negu prieš tai buvusiuose metuose ir apie 800 milijonų eurų apyvartą kasmet. Negana to, joje praeitais metais buvo 446 nauji distributoriai, žmonės, kurie padarė 10 000 eurų apyvartą, pasiekė IMM kvalifikaciją ir gauna maždaug 1 000 komisinius, kelionės ir panašiai. 30 metų senumo rinkoje. 30 metų Hypas. Kiekvienas galite atsakyti savo pats. Įsivaizduokite, kokios galimybės yra naujose rinkose, kuriuose tik viskas pradeda vykti. Čia ne Hypas, gerbimieji. Tai yra produktai, kurie kai kurių šaltinių teigimų rengia rinką 15 metų ir pilnai atitinka tai, ko reikia šiuolaikiniam žmogui. Skaičiai niekada nemeluoja, o 30 metų Hypo tiesiog nebūna. Išvadas kiekvienas pasidarykime pats.